Pirma, kaip jausmas žaisti Vilniuje prieš buvusią komandą? Aš manau, kad esmė buvo tame, kad geras labai varžybos buvo, sunkios. Manau, žiūrovom tikrai gerai patikti jausmas, kai išlošė visada geras. 2,5 kėlinių baigti varžovams. Jie buvo priekyje. Kas tam pasikeitė būtent tuo metu, kai jūs išėjote priekyje? Aš manau, per tą pirmą pusę mes padarėm tokių klaidų, kur baudavom jas vidurį aikštės, ten kur davėm laisvus taškus tokius įmest. Viską antroje pusėje išsisprendėm tą reikalą. Vis tiek buvo apylygės varžybos, tiek jie ir neblogai žaidė, tiek mes, bet mažas detalės lėmė tai, kad... Kokios tos mažos detalės? Pavyzdžiui, nežinau, geresnis gal išpildymas darinių, kažkaip mes tiesiog... Kad treneris buvo nurodęs, mes maždaug taip ir viską vykdėm. Tikrai buvo visi susikoncentravę, gal labiau, aš nežinau, noras didesnis. Aš nežinau, kaip pas jūs, kokios buvo užduotis. Mes savo vykdėm. Ar geriausias žaidėjas iš komandos šiandien Paulius buvo? Manau, kad taip. Bet geriausias žaidėjas, manau, buvo komanda iš kitos dienos, nes tikrai žaidė visi gerai iš pradžių. Nerinko nei vienas kažkuris, tai taškų visi po lygiai ir manau, kad tas komandinis toks susivedimas lėmė, tai kad aišku, galą patraukė šiek tiek ir Paulius, pas kamus atsikovojo, tokius reikiamus labai. Jis mūsų kapitonas, turi gerai žaisti. Šiandien uždarėte ir Joną, kaip tai pavyko, išskirtinį planą? Kad jis, manau, maždaug daugiau pats save užsidarė, nei mes uždarėm. Kažkur buvo išvykęs, nebuvo labai gal agresyvus, gal jam kamuolių nedavė, nežinau, gal nebuvo jo paruoštas žaidimas, bet nebuvo tiek, kad jis kažką daug darytų, manau. Neišnaudojo jo, gal nedavė jam šansą didelį, kad prieš mūsų žaisti, aišku, mes stengiamės, nenorėjom duodėm įsižaisti, žinom, kad jis yra galingas puolime ir geras talentas, taip kad stengiamės uždaryti, neišnaudojo, nežinau, viskas susidėjo ir atsidarė tik gale. To pačiam keista buvo, prieš rytą? Nežinau, nebuvo keista. Buvo malonu, gan grįžti į Siemens areną, su komanda. Dabar aš visas yra Žalgiriui ir kai išlošė Žalgiris, man malonu, nežinau. Labai patiko, kad tai buvo fanų, buvo stiprios intensyvios varžybos. Kokiam labiau pačiam?